Kas jūs neramina? Ar yra kas nors? Manęs, tiesą sakant, tikrai giliai niekas neneramina. Išskyrus vieną dalyką. Kaip rašo didis 20-ojo amžiaus pradžios kabalistas Baal Sulamas, kad praktiškai mes esame paskutinė karta. Tai yra karta, kuri turi pasiekti galutinio mūsų egoizmo žalingumo ir neįmanomumo suvokimą, kad neįmanoma jo ištaisyti, o tik pakilti virš jo, pasveikti nuo jo. Ir tam, kad atvestų žmogų prie to suvokimo, egzistuoja milžiniškas kiekis neigiamų jėgų, kurios sukels mums kančias, net iki 3-ojo ar 4-ojo pasaulinio atominio karo. Ir todėl tai mane neramina. Ar mes pajėgsime suvokti ištaisimo poreikį per suvokimą? Ar būsime priversti patirti milžiniškas kančias? Tai yra iš vienos pusės ramybė, gili, iš kitos pusės nerimas. Ramybė dėl to, kad vis tiek mes pasieksime galutinę būseną. Ją galima matyti, bet ji labai toli ir tarp mūsų. Tai yra, ji iš principo arti, bet priklauso nuo to, kaip žiūrėsi. Va, bet tai yra mūsų rankose. Padaryti link jos šuolį, atsižadėti savo egoizmo, pasistengti pereiti prie kitos vystymosi formos, bendravimo tarp mūsų. Kitu atveju vis tiek turėsime padaryti tai, tik veikiant baisiai, verčiančiai jėgai. O apskritai, ar realu atskiram žmogui pamatyti štai šią galutinę būseną? Na, kabalistai tai mato, o ne kabalistai turės šiek tiek pajusti vis dėlto neįmanomumą tęsti tokioje paradigmoje, kurioje mes dabar egzistuojame, ir su tuo sutikti. Išeina, jų sutikimas yra būtinas. Ką jis duoda žmogui? Sutikimas. Jis duoda žmogui galimybę suvokti, kad reikia kitos savo santykių su pasauliu formos. Santykių su kitais, su artimaisiais, ryšių tarp mūsų, kad turime pakeisti mūsų neigiamą, egoistinę sąveiką į teigiamą, altruistinę, tokią, kad ji užpildytų visą erdvę tarp mūsų, tarp visų. Ir prie tokio suvokimo mes turime ateiti. Aš sakau suvokimo, todėl kad veiksmai iš tikrųjų jie daromi gamtos, bet pagal mūsų norus.